Labą dieną. Čionais norėjau paskaityti porą vietų iš Korano. Palauk, parodysiu. Taip. Taip, čia būtų 20 sutra. 130 eilutė. Todėl būk kantrus tam, ką jie sako, ir nuolat šlovink savo viešpatį prieš patekant saulei ir prieš ją nusileidžiant. Šlovink naktį ir dieną, kad galėtum būti patenkintas. Nežiūrėk įtempęs akis, trokšdamas dalykų, kuriuos mes davėme kai kurių žmonių malonumai per šio gyvenimo grožybės. Mes juos išbandome. Tau viešpats skyrė geresnę ir patvaresnę dalį. Liepk savo šeimą atlikti namazą ir tegul daro tai pastoviai. Mes neprašome tavęs dovanų, mes teikiame jas tau, bet labiausiai apdovanojame už Dievo baimingumą. Čia būtų 20 sutra ir 22 sutra. Sura, tai yra sura, ne sutra. Tai 58 eilutė. Alachas tikrai padovanos gražų palikimą tiems, kurie buvo Alacho kelyje, o paskui buvo nužudyti ir mirė. Iš tiesų, Alachas yra geriausias iš dovanojančių paveldą. Jis tikrai atves juos prie įėjimo, kurio jie bus patenkinti. Iš tiesų, Alachas yra žinantis tvirtas. Tai yra kelias, jei kas nors baudžia taip, kaip jis pats buvo nubaustas, po to, kai su juo buvo susidorota neteisingai, Alachas tikrai jam padės. Iš tiesų, Alachas yra atlaidus pasigailintis. Taip yra todėl, kad Alachas pailgina dieną nakties sąskaitą ir pailgina naktį dienos sąskaitą. O taip pat todėl, kad Alachas yra girdintis, matantis. Taip yra todėl, kad Alachas yra tiesa, o tai, ką jie garbina be jo, yra melas. Ir taip pat todėl, kad Alachas yra aukščiausiasis didis.